va visi, aš esu Zasiūtė. Melžiu karves, melžėja esu, tai va. Man 18 metų. Gyvenu kaime. Turėjau daug karvių, aleva. Išmirė visas gripas. Liko vienas telyčiukas, mano būksė. Gražuola, ane? Labai graži karvytė. Tik gaila, kad visas išmirė. Tai va, gyvenu Salaki. Čia toks kaimas. Tai va, turiu daug ūkę. Turiu tik tai daržų, kuriam auga 5 morkas. Ir karvį vienu. Dava vienu rulonų šieną. Turiu namų. Pusiau tvartų, pusiau namų. Tam namie, tam pusiau tvartį gyvena į mano karvę. Abidvi dalijamės lovų, abidvi žiūrim telikų, abidvi darom viskų. Tai va, taip aš gyvenu. Taigi dar turiu klausimų. Su kuo jūsgi gyvenote? Prieš tai gyvenu, turėjau vyrų. Nas buvo pusplikis kažkoks tai senas, tai man nepatika. Prieš tai turėjau 3 vyrus. Tie 3 vyrai, tai vienas mirė, antrų pasivagė mano klasiokė, Birutė, trečias, nežinau, dingo. Tai va, 4 susradau, pusplikis, nepatika ją mano būksė, tai išmečiau. Supratau. O kaip žiemą jūs kūrenatės ar dar kažką panašiai? Tai pas mus namuose laužas kūrenas. Tai yra malkų, mano kaimynas Janukas paskolina. Kūrenamės, biški šalta, va, būt vyras, būt šilčiau, ale nėra, tai ko padarysi. Aš atsiras. O turiu klausimą, kodėl jūsų karvė taip labai keistai elgiasi? Tai mano karvė, matot, jinai jau ant žmogų linksta, va, kai be iš bežionės žmogus atsirado, taip čia karvė, žmogus atsiras iš karvės. Čia pas man karvė tokia. Buksyt, ne ten taikai, buksyt, ateik čia, buksė. Gera karvytė. O jinai nedaro nieko, kokių blogų dalykų? Vat kartais sena jau biški, tokia nejauna, tai biški, va, kaip matėn sieną ant taika. Tai kai aš pakalbu, pašaukiu, ona išgirsta, nes pas ją geresnė klausa nei rega ir ateina. Bet jinai kažkokia žiūriu su geltonais speniais, su geltona uodega. Ana va buvo mano tokia išskirtinė, nes žalmargė susilaukė vaikas su juodu karvi. Su kitu juodu karvi. O tai kaip melžiate, daug duoda pieno? Ana 3 litrus per vienu kartu duoda. Aš per dieną melžiu 3 kartus. Dar nusipirkau aparatų neseniai, tai pasaka melžt karvytį. Tik tai ko tai ana labai mūkia. Bet tai, jinai, žiūrėkit, čia nelabai reikšmingus dalykus daro. Tai ana, aš nežinau. Man tai ana patinka. Gera buksytė. Tai jūs nemuškite, jei skauda. Aš nemušu, ana pripratus, jai patinka, kai aš jų taip glostau. Supratau, tai tada sėkmės projekte. Ačiū, sėkmė man prireiks. O tai...